Kas būtų, jei XIX amžiaus pabaigoje Vilnius būtų ištrūkęs iš carinės Rusijos gniaužtų ir tapęs laisvuoju aljanso miestu? Progreso, mistikos ir magijos centru, miestu, kuriame šeimininkauja alchemikai ir mechanikai, virš kurio dangaus skraido didingi dirižabliai, gatvėse važinėja garo karietos, o požemiuose laukia kraupios paslaptys. Miestu, kuriame net ir istorinės asmenybės, tokios kaip Jonas Basanavičius, atsiskleidžia visai kitoje šviesoje. Vilnius, koks jis galėjo būti. Stimpanko Vilnius, į kurį kviečiu jūs, Vilko valandos skaitytojus.